to reikalo galima greičiau padaryti. Tikrai nenoriu ilgai kalbėti, galbūt priminsiu po vieną faktą, kad daugiau kaip prieš pusę amžiaus tuometinė valdžia nusprendė iš kurortinio miestelio Alytų padaryti pramonės miestą, tai tikrai nebuvo sprendimo nei apie vyno gamyklą, nei tuo labiau apie šampano gamybą. Tai vieno žmogaus idėja, kurią jis realizavo. Tai Juozas Daukšys. Tai faktas, kurį visi žinom, bet norėčiau galbūt atkreipdėmėsi į kitą faktą. Kodėl jam tik sekėsi ir kodėl visi jo planai įgyvendinti. Tai žmogus, šalia kurio kiti žmonės žydi. Iš tikrųjų, net jau dabar nėra, Gediminas sėdintis šalia jūsų, neprilimpa jam epitetas, kad tai Juozo sūnus. Tai yra savarankiškas Gediminas Daukšys. Patinka jums ar nepatinka, ar man jis patinka ar nepatinka, bet Juozas augina žmonės, kurie yra savarankiški. Lygiai kaip pat Kęstutis yra ne Juozo sūnus, o Kęstutis Daukšys. Lygiai taip pat visai neseniai garbės daktaro vardą gavo ne Juozo Daukšo žmona, bet Eugenija Daukšienė, ilgametė kolegijos vadovė. Galiu pasidžiaugti, kad ir mūsų kolektyve yra užaugę būrys labai tvirtų tarptautinio lygio specialistų ir niekas neįvardina kaip Juozo Daukšo žmonės. Tai yra savarankiški technologai, inžinieriai. Tai unikali žmogaus savybė, kurią jis sėkmingai naudojo labai nesavanaudiškai. Na ir aš labai agituoju tarybos narius balsuoti už žmogų, kurio kaltės ar dėka, ar kurio dėka Alytus turi kokį gražų epitetą - šampano sostinė. Ačiū Vytautui už